Tai dar labą rytą, jau 10 valandų, jau galim pradėti mūsų webinarą apie elektromagnetinius vožtuvus. Truputį renkasi žmonės, gerai, galit rašyti klausimus, galėsim pasižiūrėti, ir atsakyti gal iš eigos, koks nors reikalingas bus patikrinimas. Taigi, šiandien daug kalbėsime apie vandenį. Pagrindė apie jį, nes tokia ir buvo mintis supažindinti vandens sistemų projektuotojus su elektromagnetiniais vožtuvais ir kas čia, kaip čia, kur čia. Taigi, čia tokia programa, ką mes šiandien kalbėsime apie solenoidinių vožtuvų. Mūsų žuvytė neatplaukė. Va. Taip, sugalvojau pagyvinti šitą webinarą. Taigi, solenoidinių vožtuvų taikymo sritis, kaip parinkti, kaip veikia, normatyviniai dokumentai, rekomendacijos, sertifikatai, švok sistemos, pagalbinės priemonės jiem. Tai elektromagnetiniai vožtuvai yra tokie daiktai, kurie skirti kažką tai atidaryti, kažką tai uždaryti, pagrindinė vanduo. Matot, visokie taikymo sprendiniai, kas mus supa turbūt kasdieną, bei šiek tiek tokie didesni daiktai, su kuriais susiduriam rečiau, bet visur reikia kažką atidaryti, kažką uždaryti. Taigi, kaip parinkti? Ką jūs turėtumėte atkreipti dėmesį, žinoma, į didžiausią slėgio perkritį, kad neviršytų vertės. Čia būna šiokių tokių iššūkių, nes žmonės sistemų nelabai įsivaizduoja. Toliau debitas. Reikia paskaičiuoti vožtuvų pralaidumą. Dažnas principas yra parinkti pagal vamzdžio dydį. Ne visuomet tai yra gerai. Solenoidas tarškėt gali per tankiai. Tai jam irgi nėra į naudą. Terpės temperatūra neturėtų viršyti. Kaip visada, jeigu dirbs aukštesniai temperatūrai, trumpiau dirbs. Aplinkos temperatūra neturėtų viršyti deklaruojamos vertės. Čia gal daugiau pramoniai, kokiuose nors gamyklose ar laivuose, kur variklių skyriui karšta. Arba duoninėse, kai reikia duonos kepyklose laistyti kažką tai vandeniu. Nešvarumai. Didžiausia turbūt bėda, solenoidiniai vožtuvai dėl nešvarumų gali strigt, reikėtų filtro. Hidrauliniai smūgiai, sistema sistemai nelygi, tai kartais reikėtų atkreipti dėmesį, ar gali būti hidrauliniai smūgiai, galbūt reikia kažkokį kitokį vožtuvą naudoti, kad jis turėtų slopinimą. Medžiagos parinkimas. Dėl tarpinės svarbu, pavyzdžiui, EPDM tarpinių, kurias naudosim ir kalbėsim vandeniui, nelabai tiktų suspaustam orui, nes ore gali būti tepalo, o tepalas EPDM medžiaga veikia negerai. Korozija, jeigu yra agresyvi tarpė, gali graužti paprastą žalvarį, reikėtų pasirinkti cinko neprarandančio žalvario, DZR, nerūdijančio plieno ar panašią konstrukciją. Kaip parinkti dar? Sistemos iš esmės galėtų būti apibrėžtos dviem būdais. Tai uždara. Čia gal pelytę pasiimsim. Sistema gali būti uždara. Tai kaip šildymo sistema, kur vanduo sukasi ratu, nėra kažkokių didelių skirtumų. Viskas tvarkoj, arba išpilimas. Išpilimas tai gali būti vandenvežis, kelininkai laisto kelią vandeniu, reikėtų pasirinkti elektromagnetinį vožtuvą, kuris tinka talpos išpilimui. Atviros sistemos, tai labiau panašu į vandentiekį. Matot solenoidinio vožtuvo pavaizdavimas schemai. Vožtuvas, ritė. Tai iš esmės yra dvi tokios sistemos, kurias galim kreipdėmėsi.
Toliau, ką galim dar atkreipdėmėsi, tai nejautrumas šiukšlėm. Jis gali būti mažas, vidutinis, didelis. Tokie simboliai yra mūsų techniniuose aprašymuose ar lankstinukuose, kur galima pasižiūrėti, ar atsparesnis vožtuvas šiukšlėm ar nelabai. Toliau yra elektromagnetiniai vožtuvai, kurie tarnauja ilgiau, tarnauja trumpiau, vėlgi konstrukciniai ypatumai ir kaina su to susijusi. Ir efektyvus hidraulinių smūgių slopinimas ar mažiau efektyvus. Čia gerai, smarkiai slopinam smūgius, čia nelabai kaip. Vožtuvų yra daug. Šitoj matricoj suprasti, kas yra kas ir kur yra kur. Labai paprasta orientuotis. Pavyzdžiui, vandens ar tirpalo kažkokio tai vožtuvai, matot, lašeliai, šitie vožtuvai tinka. Kur nėra tų lašelių, jie tam nelabai skirti. Geriamas vanduo, matot, tokia stiklinė. Reiškia, šitos vožtuvus galima naudoti geriamo vandens aplikacijose ar schemose. Orui, vėl debesėliai. Tepalas, vėl lašiukai tokie užpildyti kaip nafta. Ir agresyvumas vandens, maža žvaigždutė, didelė žvaigždutė, tai mažiau, daugiau atsparus. Burbuliukai tokie, tai tinkantis garui. Vėlgi, čia atvira uždara sistema. Toliau matom skersmenis, matom NCR-NO, tai yra be įtampos atviras uždaras. Diafragmos skersmuo, gal jūs mažiau į tai kreipsi dėmesį, daugiau žiūrėsite į pajungimą. Slėgiai, terpės temperatūros, pralaidumo vertės, na ir toliau visokia informacija apie patvirtinimus, korpuso medžiagą, sandarinimo medžiagas. Tai va, tokia pilna programa elektromagnetinių vožtuvų, kurie atidaro, uždaro. Dar vienas pagalbinis dalykas, aktualus perkantiem, tai yra klausimynas, kurį užpildę galime parinkti teisingą modelį. Dabar susipažinsim, kaip solenoidiniai vožtuvai veikia. Jos sudaro vožtuvas, šerdis, kuri yra tokiam armatūros vamzdelėje. Ir kokios čia yra jėgos. Tai šerdį žemyn stumia spiruoklė esanti viduj. Bet perkričio jėga, nes matote, vanduo papuola į vidų ir iš viršaus bando uždaryti ir iš apačios šiek tiek bando pradaryti. Na, taip pat gravitacijos jėga šito viso uždario. Ritės darbas yra nugalėti visas tris jėgas ir atidaryti vožtuvą, kada reikia praleisti terpę. Taigi, ritę pajungiam prie maitinimo ir vožtuvas veikia. Na, slėgio perkirtis, ką galima būtų žiūrėti, tai tiesiog mūsų aprašymuose yra parašyta, kokį P1 minus P2 vožtuvai gali su tam tikra rite, esant tam tikrom sąlygom, atidaryti, uždaryti. Ne veltui mūsų aprašymuose mes rašome vožtuvo sumontavimo orientaciją ar orientavimą. Pavyzdžiui, kai kuriuos vožtuvus nurodom, kad ryte turėtų žiūrėti lubas, kokių 15 laipsnių nuokrypio. Kitiem modeliam, tai kažkokie įvairūs modeliai, visą tai yra techniniuose aprašymuose, galima leisti platesnis nukrypimus nuo horizontalios padėties. Taip pat yra ir kitos schemos dėl vertikalaus montavimo, bet tai vėlgi aprašymuose. Dėl pralaidumo. Vožtuvus parenkam pagal KV vertę arba KVS, jums turbūt žinomas sąlyginis pralaidumas. Taigi, kuo didesnio reikia pralaidumo, be abejo reikia didesnės skersmens angos ir aukščiau pakelt rytę. Taigi, čia galėtų būti jums informacija, kad jeigu mums reikia vožtuvų su dideliu pralaidumu,
mes pereinam prie kitos konstrukcijos vožtuvų, nes tokie tiesiogiai atidarantis ar tiesiogiai uždarantis vožtuvai jau nebegali susidoroti su pakelimu šerdies, nes reikėtų didžiulės ritės, didelės eigos šerdies ir tuomet naudojami kiti principai. KVS ar KV vertė žinoma, ją nusakom skysčiu pratekančiu per 1 valandą, esant 1 baro slėgio perkirčiai, vėsiam vandeniui. Jeigu terpė yra ne vanduo, turėtumėm atkreipdėmėsi į tankį. Čia viską galima skaičiuoti barais, kubiniais metrais. Yra iš esmės 3 elektromagnetinių vožtuvų tipai pagal veikimą: uždarantis tiesiogiai su pagalbinė funkcija ir uždarantis netiesiogiai. Apie tai galėsim pasižiūrėti jau. Kažkiek tai pliusų, minusų, man irgi tai keldavo klausimų, kurį, kada, kodėl pasirinkti. Taigi, uždarantis tiesiogiai dažniausiai yra maži, jų pralaidumas yra ribotas, čia toks prieš būtų. Kas gero, jie dirba nuo perkirčio beveik 0. Jiem nereikia slėgių skirtumo. Toliau minusas - ribotas slėgis didesniuose dydžiuose. Taigi čia pagrindė yra mažiukai vožtuvėliai. Viduriniai tokie gaminiai, tai uždarantis tiesiogiai su pagalbinė funkcija. Paaiškinsiu fotografiškai, kaip tai atrodo. Vėlgi riboti dydžiai. Gali būti didesnis dilimas dėl truputį didesnės eigos. Ir gali reikėti didesnių ričių, kad šerdį pakelt. Vėlgi pliusai jų yra, kad dirba nuo beveik 0. Uždarantis netiesiogiai, turi ten savotišką pilotą, jų konstrukcija sudėtingesnė ir jie nedirba nuo 0 barų. Galbūt jums geriausias pavyzdys būtų vandenvežis, kuriam įtaisė didžiulį vožtuvą ir norėjo laistyti kelią. Bet kadangi atstumų skirtumas tarp elektromagnetinio vožtuvo ir vandens talpos sumontuotos ant sunkvežimo buvo mažas, ne tarkim 3 metrai, o viso labo metras ar mažiau, elektromagnetinis vožtuvas negalėjo užsidaryti. Ir kelininkai buvo nusivylę, prekybininkas šito nenumatė siūlydamas, jis tiesiog pagrebė nuo lentynos ir pardavė. Tai jeigu mes norėtumėm, kad kelio laistymo mašina su dideliu vožtu veiktų sėkmingai, mums būtų reikėję vandens talpą iškelti 3 metrų aukštį. Įsivaizduokit sunkvežimį važiuojantį keliu su didelėm kojom ir talpa kažkur tai 3 metrų aukštyje. Nelabai saugu būtų. Tai tokių būna sprendimų ir klaidų. Dabar pažiūrėsim animaciją, kaip veikia. Negerai. To reikia. Prisidirbau. Dabar jau veiks. Kada sujungiame elektros grandinę, ritė gauna maitinimą ir pakyla. Nutraukiam maitinimą, matot, šerdis nusileidžia. Tai veikia paprastas tiesioginio veikimo ar tiesioginio uždarimo elektromagnetinis vožtuvas. Kol nėra maitinimo, vožtuvas uždaras, sujungiam grandinę, šerdis pakyla, vanduo teka, atjungiam grandinę, šerdis nukrinta, vanduo nebeteka. Dabar kalbam apie vožtuvą su
pagalbinę funkciją. Kaip tai veikia? Veikia taip, kad kol šerdis nusileidus, vanduo neprateka. Paduodam į ritę maitinimą, šerdis pakyla, vanduo prateka, matote, čia per tokią angą membranoje, slėgiai abipus membranos pradeda lygintis, nes vanduo bėga per mažą kapiliarinį vamzdelį, visa uždarimo konstrukcija pakyla ir vanduo veikia. Tai čia toks truputį didesnis vaikščiojimas yra ritės, bet tokia konstrukcija gali veikti nuo slėgio skirtumo 0. Kai reikia uždaryti, šerdis uždaro angą virš diafragmos, slėgis po truputį viršuje didėja ir visa konstrukcija užsidaro. Na, dabar pereisim prie vožtuvų, kurie uždaro netiesiogiai. Kaip tai veikia? Kai sujungiam grandinę, į ritę paduodam maitinimą, šerdis pakyla ir vanduo teka per druseliuojančią detalę, papuola virš membranos, teka toliau per vožtuvą, tai yra virš membranos slėgis mažėja, membrana atsidaro ir vanduo teka. Tad šita mažytė detalė ir yra slėgio slopinimo detalė, sukiojant varžtą, galima keisti uždarimo greitį, kad solenoidinis vožtuvas nebūtų kaip kūjis, nesitrankytų smarkiai, tiesiog sulėtinam vandens tekėjimo greitį, kad vožtuvas darinėtųsi lėčiau. Dar vienas dalykas, kurio čia nėra pavaizduota, bet čia yra įdėtas kaip žiedas ant piršto, išsivalantis filtras. Jeigu elektromagnetinio vožtuvo angą pasižiūrėt, matysim čia tokį žiedelį metalinį. Nutraukia maitinimą, vėl viskas po senoviai, vanduo nebeteka, slėgis viršuje kaupiasi, didėja ir po truputį kartu su spiruokle vožtuvas yra uždaromas. Tai veikia netiesioginio uždarimo vožtuvai. Visą konstrukciją sudaro pats vožtuvas, ritė, kištukas ir turim komplektą elektromagnetinių vožtuvų. Jie tiekiami arba jau gamykloje surinkti, arba surenkami iš atskirų dalių. Surenkant iš atskirų dalių, paprašiau galbūt kalbėti apie aptarnavimą, tai jeigu reikia tik tai ritės, pavyzdžiui, jeigu kas nors prijungia maitinimą prie ritės, jos neuždės ant vožtuvo, na, bėdutė. Ritė gali sudegti. Tai pakeitimui galima nusipirkti tik tai ritę, jums nereikia pirkti vėl viso surinkto vožtuvo. Ričių yra daug įvairių, clip-on arba užspaudžiamos ritės, šitos mėlynos ritės kairėje, yra įvairių maitinimo, įvairių išpildymų, gali būti su tokia gnybtų kaladėle. Dar yra paprastesnių ričių, mažesniem vožtuvam, kurios viršuje užsukomas su varžtu. Yra ričių juodos, matote, aplinkom sprogimui atspariom ar sprogimui atsparaus, AX išpildymo. Kaladėlės, ritėm paprasta kaladėlė arba kištukas Hirschman įvairiom įtampom. Dar yra kištukas su šviesos diodais, tai yra kada paduodam maitinimą, matom degant lemputę. Čia kartais būna projektuose prašoma elektromagnetinio vožtuvo su padėties indikacija. Tai deganti lemputė sako, kad įtampa paduota. Na, čia gal didesniam objekte paprasčiau matyti, yra, nėra maitinimas.
Kitiem ryčių tipam yra kelios kaladėlės, kurios jau dažniausiai būna sumontuotos ant rytės. Viena iš kaladėlių gali turėti šviesos diodą, vėlgi signalizacijai, kad gauna maitinimą, veikia. Na, apie dokumentus, tai Danfoss gamina vožtuvus pagal rinkoje galiojančius standartus, žemų įtampų direktyvas, slėginių indų direktyvas ir ROHS direktyvas dėl medžiagų. Vienas iš tokių punktų švok sistemose tai yra, kada mums reikia papildyti šildymo sistemą vandeniu. Mes turime sprendinį ir naudojame elektromagnetinius vožtuvus šitam sprendiniui. Tai yra šilumos punkto papildymo vamzdyje. Įrengiame elektromagnetinį vožtuvą, prie valdiklio ACL prijungiame slėgio jutiklį ir šildymo sistemoje palaikome slėgį. Yra negera praktika naudot taip vadinamą automatinį papildymą, kai šitame vamzdyje yra ne elektromagnetinis vožtuvas, ne slėgio jutiklis, o tiesiog slėgio reduktorius. Ir įsivaizduokite, jeigu šildymo sistemoje įvyksta avarija, tai nepriklausoma sistema, kuri turėjo apsaugoti pastatą nuo žalos, ten tiesiog pila vandenį į vidų. Tai mūsų standarte yra toks momentas, kurį atkreipsiu dėmesį, kad jeigu pildymas užtrunka ilgiai kaip 1 valandą, čia aš neredagavau teksto, turime galvoje ilgiau kaip 1 valandą, tik tai tada mes turim kažką tai gelbėti. Atsiprašau. Taigi, jeigu jūs 1 valandą pilsite vandenį į šildymo sistemą, jūs greičiausiai ten pripilsite kubinius metrus vandens. Ir mes turim atsiliepimų, kad avarinė atvyko po 20 minučių į namą, kur trūko vamzdžiai šildymo sistemai ar šildymo prietaisas. Tai po 20 minučių vanduo iš 4 aukšto buvo jau 1 aukšte ir kai avarinės darbuotojai bėgo užsukinėti sklendžio, tai 1 aukšto žmonės jau su šluotom dirbo šlavę vandenį iš būtų. Tai toks papildymas, ką mes matom iš realių gyvenimiškų scenarijų, tai papildyti ponorinimo sistemą gali užtekti 10-20 sekundžių, nes jums reikia įpilti kibirą, o jums nereikia valandą laiko pilti į namą vandenį. Čia jums pavyzdys nesandarios sistemos, dėkoju čia Robertui iš Aktinio, kaip tai veikia, bet kažkiek tai vis vanduo, matot, krenta, papildo sistemą ir vėl vanduo bėga, ir vėl vanduo bėga, tai reiškia mes mazge galime matyti, kad administruojanti įmonė neranda per kiek čia laiko, per vos ne savaitę laiko, neranda, kur vanduo pabėga. O turint tokią informaciją, kad namas nesandarus, jau būtų galima imtis priemonių. Vandens nuotėkio žalos. Jos galbūt dominuoja. Informacija iš Skandinavų, kad joje kas minutę įvyksta vandens avarijos, kaštai apie 1,5 milijardų eurų. Vokietijoje 2 įvykiai kas minutę, apie 3 milijardai eurų žala. Na ir toks liūdnas dalykas, kad vidutiniškai visi namai yra paveikiami vandens nuotėkio kas 25 metai. Na, ligos, astma ir kitos bėdos dėl per didelės drėgmės jau po paros pradeda veistis pelėsis. O ką daro įvairios šalis dėl vandens nuotėkio? Būstuose yra montuojamos sistemos vandens nuotėkių aptikti. Dažniausiai tai yra po baldais išvyniotas drėgmės jutiklis, įrengiamas valdymo prietaisas, kuris aptikęs drėgmę nutraukia vandens tiekimą. Didesniuose pastatuose ar komerciniuose vandens nuotėkį galima spręsti kitaip, stebint slėgį, slėgio sumažėjimą. Bet jau čia toks būtų viso pastato apsaugojimas, kai čia jums parodžiau tik tai vietos, kur yra drėgmės jutiklis. Taisyklės nuo 2011 metų
Norvegija yra įsidiegusi normatyvus, kad vandens tiekimo sistemos turi būti apsaugotos, kad nebūtų užpilimų. Danai 2018 dėgėsi panašų dokumentą, va čia apie jį ir parašyta. Švedai šiemet numato tai dėktis, Islandija, Suomija ruošiasi, kitos šalis irgi apie tai galvoja. Tiesiog draudimo įmonėm yra dideli nuostoliai, kaip jūs matėt, po milijardus kasmet mokėti dėl to, kad vanduo užpila ir turint sprendinius, kaip tai išspręsti, tiesiog keičiami įstatymai. Dėl naujų standartų vandenį, kodėl aš šiandien tiek daug vandenuko rodžiau, šalis sprendžia, kad vandens armatūra būtų kuo galima sveikesnė ir kad joje būtų kuo galima mažiau tokių kenksmingų dalykų kaip švinas. Sakykime, prieš gal 100 metų žmonės valgė konservus iš švininių konservų dėžučių. Gal kas naudojo kosmetiko iš švino perteklinį kiekį, bet dabar mes turime eilę standartų, RISE ir kitus dėl komponentų medžiagom, tiek metalam, tiek tarpiniam. Ir mūsų programoje turime vožtuvų, kurie tenkina šituos normatyvus. Tai yra, kolegos iš Skandinavijos padirbėjo smarkiai. Dabar mūsų vožtuvai atestuoti įvairiais standartais, tiek RISE, tiek SINTEF, DTI ir įvairiose šalyse mes jau turime aprobavimų, kad mūsų gaminiai yra tinkami geriamo vandens sistemom. Iki tol mes turėjome vožtuvų programą, kurių korpusai buvo iš paprasto žalvario, kuriame buvo švino, kas nelabai gerai su geriamu vandeniu. Dabar jau turime pilnai geriamam vandeniui atitinkančius dalykus. Taip pat projektuojant pastatus pagal BREEAM VAT 04 standartą yra numatoma, kad daugiabučių, gal čia daugiau komercinių pastatų sanmazguose vandens tiekimas būtų reguliuojamas nuo PIR jutiklių, tai yra nuo judesio jutiklių. Ir jeigu kas nors įeina į sanmazgą, užsidega šviesa, tuo pačiu atsidaro elektromagnetiniai vožtuvai į klozetus, tualetus, taip pat atsidaro vandens tiekimas į maišytuvus šalto karšto vandens. Kai žmogus išeina iš patalpos, judesio jutiklis aptinka, kad nieko nėra, visi prietaisai yra atjungiami. Tai daroma tam, kad sanmazguose, biurų pastatuose gali ilgą laiką nebūti žmonių, o įvykus avarijai nėra aišku, kur jinai įvyko, kas čia gavosi. Taip, kad čia toks labai paprastas, patogus dalykas patalpose vandens tiekimą nutraukti nuo judesio jutiklių. Kokybė ir patirtis, kurią jūs galite pasikliauti. Mes turime 25 metus patirties nuotekų nustatymo programoje. Mūsų gaminiuose yra įdiegtos technologijos kaip apsivalantis filtras, apie kurį aš jums kalbėjau. Sandarinimai ir gumos yra iš APDM, kas tinka geriamam vandeniui. Šerdis, kuri yra viduj armatūros vamzdelio, yra kampuota, neapvali, todėl jinai yra kažkiek tai apsivalanti. Taip pat sustiprinta diafragma ir švelnaus uždarimo mechanizmas, tas varžtas, leidžia mums gana tvarkingai, gražiai eksploatuoti vamzdyną, nes jeigu naudosim solenoninius vožtuvus be slopinimo, atsidarimo, uždarimo, jie atsidaro gana greitai. Yra pavyzdžių, kaip elektromagnetiniai vožtuvai sukelia hidraulinius smūgius ir tiesiog visas vamzdynas tirta. Plačios ribos, apsaugos klasė aukšta, kompaktiški, žinoma, korpusas iš ekobras arba žalvario, kuriame nėra toksiškų priedų, yra atsparesni korozijai už įprastą žalvarį.
Geriamam vandeniui programą sudaro keli vožtuvai. Juos vadiname EV, kaip Electromagnetic Valve, ir numeriukai sako jų konstrukciją. Tai dažniausiai kalbėsim turbūt apie modelį 220 BW. Šitie du elektromagnetiniai vožtuvai yra kaip ir įprasta sistemose, atidaryti, uždaryti. Dar vienas yra toks 228 su signalo inversijos funkcija. Vėliau paveikslėlėje parodysiu, kaip veikia toks vožtuvas. Čia yra visa jų programa. Tai, kad jom iš viso šito paveiksliuko atsimint, EV 220, galbūt kaip elektros voltažas, neteisinga būtų sakyti, bet kažkada tai kalbėdavom, rozetė yra 220, tai gal atsiminsit, kad 220 modelis yra vandens sistemom, 15-25 skersmenys padaryti iš EcoBras žalvario, to pilnais užtenka vandentiekiui, jei reikės didesnių iki 50 skersmens, turime nerūdijančio plieno vožtuvus, kurie tam tinka. Ritės pagrinde kalbam apie 24 voltus, dar galim kalbėti apie 220-230, ir prie nuolatinės įtampos gali būti 12 arba 24 voltai. Šiek tiek apie 228 vožtuvų rites su signalo inversija ir latching. Kas tai yra? Tam, kad ritė nevalgytų visą laiką elektros, jinai yra valdoma kaitaliojant pliusą minusą prie gnybtų. Tai yra padavėm pliusą minusą, ritė suveikia, vožtuvas atsidarė arba užsidarė, kada mums reikia vožtuvą perkreipti į kitą pusę, tai mes tiesiog sukeičiam maitinimą vietomis. Vėl ritė suveikia ir vožtuvas uždaromas. Tai yra latching arba toks valdymas, jisai geras tuom, kad sistema nevalgo elektros, tiesiog yra taupiau. Kaigi paprastos ritės, jos visą laiką valgo elektrą ir čia šito vietoje gal jums komentaras būtų, kokį vožtuvą pasirinkti. Jeigu vožtuvas didesnę dienos dalį turėtų būti atviras, galbūt reikėtų imti vožtuvą, kuris yra be įtampos atviras. Jeigu jums didesnę dalį dienos vožtuvas turi būti uždaras, galit imti vožtuvą be įtampos uždarą. Tačiau, jeigu kalbam apie sistemas dėl saugos, kad jeigu kas kažkur kažkaip nutiko, vertėtų galvoti apie vožtuvus be įtampos uždaras. Nes name dingo elektra, gal geriau, kad vožtuvas užsidarytų ir neleistų vandeniui į namą įbėgti. Galit turėti klausimų, ką daryti, kaip atidaryti vožtuvą, jeigu nėra elektros. Tam yra atskiri priedai. Galima į elektromagnetinį vožtuvą įmontuoti rankinio atidarimo funkciją. Žmonės gali turėti ritę, net ne ritę, o pastovų elektromagnetą, kuris gali būti panaudotas vožtuvo atidarimui, dažniausiai tai yra serviso ar aptarnavimo klausimam daiktas. Tiesiog užmaunat ant vožtuvo pastovų magnetą ir jis vožtuvą atidaro. Nuimat, vožtuvą uždaro. Montavimo rekomendacijos: vertėtų prieš vožtuvus įrengti filtrus, nes tai didžiausia būna vožtuvų bėda. Kiek mikronų? 300 mikronų kažkur tai galėtų būti filtras. Kas svarbu, elektromagnetinius vožtuvus vertėtų mankštinti, kartą paroje atidaryti, uždaryti. Vandens kokybė, kokia galėtų būti dėl kietumo, 618, siekiant išvengti druskų, laidumas 500-800 mikrozymensų. Terpėje virš 25 laipsnių vengti užsistovėjimo. Čia jeigu kalbam apie šaltą ar karštą vandenį, kad būtų gerai, kad vanduo karts nuo karto tekėtų. Vožtuvų identifikavimas, gana dažnas atsarginių dalių klausimas. Tiesiog dabar ant vožtuvo šerdės mes esam patiekę ar tiekiame informaciją, kas tai, prekės kodas.
kada padarytas, kokioje šalyje pagamintas, tiesiog gaunam kartais nuotraukų, kur yra pavaizduota, kad tai yra padaryta Danijoje ir prašom antros nuotraukos, kad nufotografuotų prekės gamintojo kodą. Dar vienas toks smagus dalykas, galbūt kas iš jūsų turėję ar turite raktų pakabuką su tokiu besisukančiu disku, kuris sukasi, kuomet tą pakabuką pridedat prie siurblio. Tai yra tokia programa Magnetic Tool, galite išmanų įrenginį atsisiųsti ir pridėję išmanų įrenginį prie elektromagnetinio vožtuvo varytės, prie siurblio variklio, pamatysite, kaip ratukas centre sukasi, jeigu yra maitinimas, jeigu įrenginys veikia. Na, taigi, geriamo vandens programa yra mūsų paskutinių dienų ar metų toks padidinto dėmesio objektas. Mes kalbam su projektuotojais, su rangovais, su savininkais, kad mūsų programa yra pilnai suderinama su VRAS patvirtinimu. Tai yra, mes tinkami geriamam vandeniui, mumis galite pasitikėti. Tiek mūsų EPDM sandarinimo medžiaga pilnai tenkina griežtus reikalavimus ir galim atsigert vandens iš vandentekio be baimės. Taigi, webinaras pasibaigė. Dabar galite užduoti klausimus ar parašykite, ką sužinojote, kas jums svarbu. Gal yra klausimų? Galite atjungti mikrofono užtildymą arba pakelkite ranką. Niekas nėra pakėlęs rankos. Aha. Darius, tai galima mikrofoną įjungti, kad galima būtų užduoti klausimą. Sveiki. Labas. Norėjau pasiklausti tokio klausimo. Dabar dažnai susiduriam, tarkim, šilumos punktus projektuojant, kad iš vieno eksperto gaunu pastabą, jeigu numatom ant papildymo linijos solenoidinį vožtuvą su pavara, kad taip skamba pastaba, patikslinti, ar sistema tokia nesindari, kad numatomas pastovus slėgio papildymas su slėgio relė ir solenoidiniu vožtuvu ir tam sprendimui prašo arba šilumos tinklų reikalavimo, arba užsakovo prašymo, kad projektuoti, o kitų atveju sako, kad čia perteklinis dalykas ir liepia išimti ir nederina. Gal neminėsiu kuris, bet ekspertas. Tai jūs galite nusiųsti šitą punktą. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Kaip skamba tekstas, esant nepriklausomai sistemai, turi būti numatyta galimybė ją papildyti vandeniu jeigu papildymas vyksta automatiškai, tai galima šitam žmogui pasakyti, kad netgi iš šių dienų antikoronos reikalų yra ribojamas aptarnavimo tarnybų mobilumas. Tai yra žmonėm geriau kuo mažiau vaikščioti ir kontaktuoti. Ir įsivaizduokit Žemaitijos kokią nors miestą, kur 100 mazgų aptarnauja vienas inžinierius. Jeigu jis užsikrėtė, kas vaikščios ir sukios kranus? Čia galbūt žiauru taip sakyti, bet antra vertus yra įstatymas, yra ribojimas ir siekiamas judėjimo minimizavimas, tai šitos sistemos yra, sakyčiau, labai tvarkingos, naudingos ir kaip dabar yra sprendžiami šilumos punktai, kaip aš ir jums rodžiau, tiesiog vietoj papildymo čia labai dažnai yra atviras vamzdis su atidarytais ventiliais. Tai kodėl taip yra? Todėl, kad namuose visą laiką kažkoks tai yra nuotėkis.
visą laiką yra kažkokiu tai bėdų. Na ir aptarnautojams dažnai būna paprasčiau palikti ventilius atidarytus. Tai aš sakyčiau, kad yra toks punktas, kuris neprieštarauja ir galime taikyti ir dėkti. Arba antra vertus, jeigu suprojektuotumėt punktą ir numatytumėt tik tai ventilius, na, čia daugiau darbo būtų aptarnautojams. Taip, galima visame kame, jūs galite tada irgi užduoti klausimą, kodėl jūs projektuojat nepriklausomą sistemą. Juk joks standartas jums neliepia projektuoti nepriklausomas. Jūs galite projektuoti priklausomą. Bet čia staiga atsiranda šilumos tinklų, galbūt schemoje šilumokaitis. Tai va tokių, na, yra dalykų. Tai, ką dar būtų galima sakyti? Na, iš esmės atsakiau, kad saugom žmonių sveikatą, sistema veikia automatiškai. Na, ir yra saugumas. Mes su tokia sistema apsaugom turtą, nes jinai aptinka nuotėkį ir jungia alarmus, jeigu yra nuotėkis. Tai gal čia, kaip visos naujovės, jos kelia klausimų, kas yra labai tvarkoj, natūralu ir labai gerai būtų išdiskutuoti. Tai vat, manau, šitą temą mes toliau tęsime. Aš turėsiu dar webinarą apie grinai šitą sistemų papildymą, nes mes matome iš pavyzdžių, iš draudikų, kad šildymo sezono pradžioje draudimų dėl šildymo sistemos trūkių padidėja trečdaliu. Tai yra pačioj pradžioj sistemos neatlaiko temperatūrų, slėgių, nors ir buvo bandoma ir žmonės turi nuostolių. Taip, kad sakyčiau, šita sistema yra labai progresyvi ir tausojanti žmonių turtą. Gal taip. Taip pat reikėtų kalbėti ir su šilumos tinklais. Tai va, gerai. Gal dar kokių yra klausimų? Mantas, ačiū. Kęstuti, ten yra raštų klausimas, jeigu matot. Programuoti mažesnį laiką, jisai su darbo užtrušiam. Taip. Čia yra, aš jums rodžiau mūsų standartą. Iš tiesų, kaip ir sakiau, mes siūlome derintojam pasižiūrėti, kiek jam užtenka pildymui laiko ir, kaip ir sakiau, užtenka kartais 20 sekundžių, kad užpildyti sistemą. Taip galima programuoti. Kokių dar klausimų? Nematau. Ar ką nors norėtume dar paklausti? Jeigu ne, tai tada turbūt Mantas turi klausimą, bet aš turbūt atsakiau šitą klausimą dėl programavimo. Taip? Taip, daugiau nematau ir aš klausimų. Jop. Tai tada ką? Ačiū dalyvavusiam ir baigiam webinarą. Taip. Ačiū, Kęstuti. Iki. Iki visiems. Jau, iki.